Labas, Viktorija. Labas, Viktorija. Aš labai dėkinga, kad atėjai pirmadienį tokį lietingą ir su tokia saulėta šypsena pas mane. Visų pirma, man tikrai yra didžiulė garbė, kad tu pakvietei į tokį pokalbį. Net šiandien važiuojant iš namų mamai sakiau, kaip faina, kad šiandieną laida ir pokalbis bus visiškai apie ką kitą, nes dažniausiai visi kalbina apie asmeninį gyvenimą, apie praeitį ir panašiai, o šiandien su tavim pakalbėsim šiek tiek apie kitas temas, tačiau kurios yra labai labai artimas mano gyvenime ir galbūt kurias nelabai dažnai aš taip viešai patransliuoju, apie kurios galbūt mano artimas žmonių ratas žino. Taip. Ir truputėlį vesi mūsų klausytojas gal prieš istoriją, tokią Viktoriją, kurią mes turime su tavim slaptą, lygiai prieš metus. Taip. Mes tiesiog netikėtai susitikome Majamyje, muziejuje, įspūdingame beje muziejuje skirtą vaikams, prie kasos, mokant už bilietus ar už žaisliukus. Už suvenyrus, man taip atrodo. Suvenyrų parduotuvėje. Taip, pradžiai pamačiau tavo vyrą. Taip. Einanti, pasisveikino, po to galvoju, kažkur tai turi būti ir Viktorija. Taip, taip. Tu buvai mama su vaikais ir kažkaip kaktomuša tiesiog, kaip susitikom. Užsimezgė tas pokalbis natūraliai ir kadangi mes į Majamį važiuojam jau, taip skaičiuoju, 16 kartas dabar, kaip ir daug dalykų, sakyčiau, žinoma, kaip iš vietinio žmogus perspektyvos, tada išsikalbėjom apie įvairias vietas, ką čia galima dar pamatyti. Taip. Ir spontaniškai sugalvojom padaryti pokalbį susijusi su sveikata, geresniais įpročiais, ne apie tai iš tikrųjų, kas galėtų būti tuo metu įdomu žmonėms, nes tuo metu pas tą laikotarpis gal buvo toks kažkiek tai įtemptas. Taip. Bet buvo neįmanoma atsižavėti, kokia stiprybė jautėsi tarp jūsų šeimos. Mama, vaikai ir ta šiluma aplinkiniai ir galvoju, tėve, koks atsparumas, koks iš tikrųjų tas vidinis, vidinė ašis. Labai smagu, kad čia pakvietei, nes netgi ir mano draugų ratas, mano artimų žmonių ratas žino, kad žaviuosi tavim kaip asmenybė. Ta sau sakiau ne kartą ir Majamį, ir mano mama sakė, iš tiesų labai mėgstu tos tokius žmonės, kurie iš vidaus turi tą stiprią energetiką, labai gerą energetiką, pozityvą, tuo pačiu turintis ką pasakyti ir šiek tiek žiūrintis plačiau gyvenimą ir galintis pakalbėti įvairiausiam temam. Ir kaip atsimeni, mano mama Majamį sakė, tu kaip ne iš šio pasaulio, tikrai kaip koks angelas esi. Tai iš tiesų tokių žmonių yra mažai. Kiekvieną dieną galiu sąžiningai pasakyti. Aš nežinau, kad tu taip galvoji, aš taip klausau, man taip netgi, toks jautrumas jaučiamas ir toks, nes nežinau, kad tu taip galvoji. Taip, man tikrai esi iš tų žmonių, kur kiekvieną dieną pažiūriu, ką įkeli, ką parekomenduoji, ką parodai, ką šiaip pašneki apskritai, nes, aš užaugau, kaip ir minėjau, Majamyje, aš užaugau tame, mano mama propaguoja sveiką gyvenseną, sveiką gyvenimo būdą, meditacijas ir visą tą tokį vidinį pasaulį labiau tobulinti, savo vidinį aš, nes išorę mes tikrai, kiekvienas galim gražesnį drabužį nusipirkti, kiekvienas galim nueiti gražų makiažą pasidaryti, gražiai plaukus nudažyti ir jau gerai atrodysim. Taip. Bet vien tik to neužtenka, tam, kad jaustumėmės gerai, turime labai stiprinti savo vidinį tą aš. Nes tikrai labai, aš manau, daug žmonių ir aš esu irgi nekartą pametus tą vidinį aš ir tada iš tiesų disbalansas atsiranda visame kame. Tai tu man toks ramybės uostas, toksai vieno savo kalbėjimo toną, aš kartais įsijungiu tavo story ir taip girdžiu, tu taip ramiai, tyliai kalbi. Mane ta žavi dalykas, nes aš tokia šiaip esu impulsyvesnė, energingesnė, o tu toks ramybės uostas. Taip. Ir tu kalbėjai ir aš galvoju, kaip iškart rezonuoja tas inner minds pavadinimas, nes kai aš galvoju žodį inner, jis ir buvo apie tai, kad mes labai daug galima išorėje parodyti ką kitką. Jėgą, stiprybę, pasitikėjimą, grožį. Tu viską šiai dienai gali susikurti, tą tokį, vizualinį. Bet man norisi iš tom laidom pritraukti žmonės atsigręžti daugiau į savo tą inner vidinę būseną. Dėl to mes tim čia ir kalbam, nes būtent tu pati paėmė tą kryptį, apie ką pati ir laida ir jos pagrindas. Tai aš prisimenu, kai mes tada kažkaip truputį sugrįšiu, nes tada toks gražus, ta diena buvo tokia pilna ir graži. Aš pamenu, aš negalėjau nustoti žavėtis tavimi, tai visų pirma, bet mama, aš nepažinojau mamos. Tavo mama, man atrodo, yra tavo stiprybės ir tavo to atsparumo ir nuolatinio augimo
sakyčiau, nežinau, nu, tai užnugaris, tavo labai stiprus užnugaris. Ramstis, galbūt, taip pasakyčiau, taip žmogus, į kurį gali atsiremti, besąlygiškai pasitikėti ir žinoti, kai reikia griežčiau paimti. Nes tuo metu, pavyzdžiui, buvo tikrai sunkus metas ir va ta iš jūsų stipri energija, šiluma, vienas kitam didelė pagarba, labai tavo pagarba mamai, kaip jinai stipriai jaučiasi. Tai pamenu, mes su mamytė tavo ir kalbėjome, man sako, Viktorija, taigi aš irgi sveikatą visą gyvenimą domiuosi ir tą integralią pusę, ne tik tai tradicinė medicina, bet ir tai reiškia, iš esmės, tu kaip maža, papasakok, kokia tu buvai maža Viktorija, kaip mama, kokie buvo įpročiai, kurie, vat, tu manytum suformavo tave stiprią, labai darbščią, atkaklę, atsparę. Truputėlį norėčiau nueiti su tavimi, pakeliauti po vaikystę. Mano mama, nors ir labai draugiška, tikrai mano, galima pasakyti, geriausia draugė. Dabar savo antrą geriausią draugę auginu Nikolytę. Taip. Bet jinai buvo, ten, kur reikia, jinai buvo labai griežta. Tuom aš tikrai šiai dienai džiaugiuosi, nes tas toksai užsispyrimas, nepasiduoti sunkiom situacijom, mokėti perlipti viską, kas tik nutiko, kaip sakant, pastumėm iš šono, pasitvarkom ir einam toliau, aš tikriausiai iš jos tą dalyką išmokau, nes pas mane gyvenime buvo daug tokių up and down ir jeigu ne mamos patarimai jau nuo mažens, ką aš esu girdėjusi, ne mamos tas va, toks įskiepytas pasitikėjimas manimi, ta prasme savimi, aš tikriausiai daug ko būčiau nepakėlusi ir taip lengvai nepraėjusi ir nebūčiau likus tokia stipri. Iš esmės, mama būdavo labai griežta mokslo klausimais, na, nes tai yra viso ko pagrindas. Mes tikrai, ypatingai kaip paauglystė prasidėjo, lankiau muzikos mokyklą ir nebenorėjau. 7 metai. Taip. Tai jau paskutiniai 2 metai jau ten per ašaras einu, mamytė nenoriu, bet kažkas gal iš šalies pasakytų, o kam spausti, jeigu vaikas nenori, tai ir nereikia. O čia aš manau atvirkščiai, nori, nenori, tu privalai daryti. Ir tas man dabar labai darbę padeda. Irgi kartais norisi viską mesti. Taip. Tikrai kaip žmogų būna ir perdegu labai, būna ir viskas, nu kažkur nepasiseka, na visose versluose būna visko. Ir va tas dalykas mane išmokė, kad negali visko mesti pusiaukelį, tu turi daeiti iki finišo tiesiosios, kad ir kaip nenorėtum, kad ir kaip būtų sunku, tu privalai. Ir nieks už tave nieko nepadarys. Tai va čia šitas dalykas, toksai tikrai griežtumas mokslo klausimais, tačiau jinai labai mane augino ir auklėjo su pasitikėjimu savimi. Kaip pavyzdys, parnešu namo 2. Niekada gyvenime nesu gavus barti už blogą pažymį. Mano mama tą vat griežtumą ir tą požiūrį į mokslus, jinai per kitaip mane auklėdavo. Jinai atsisėsdavo ir tiesiog išklausinėdavo, ko tu nesupratai, galbūt tu pamokos metu kažko tai nesupratai, galbūt kažką tai tau nedasakė, galbūt tu praplėpėjai, nes aš tokia plėputė, žinok, nuo mažens buvau. Mokyklai mokytojai juokėsi. Tu, sako Viktorija, net ir lavonus, sako, iš prakalbintų. Visą laiką taip sakydavo. Mane pasadindavo su tyliausiu vaikų klasėje, aš sugebėdavau jį iš kelio išvesti. Tai man dabar kartais sako, kaip tu nepavargsti kamerą šnekėti, aš nežinau, tikriausiai įgimta yra. Taip. Tai va, čia apie tave. Jo, tai mama labai pasidomėdavo, dėl ko yra tas dvejetas ir tada mes eidavom prie problemos sprendimo, nes tu reikimais ir vaiko to, vat, žinot, kaip būna, dvejetą parnešiu, oi tu šioks toks durnas, neprotingas, kaip tu čia gali, tu neišspręsi problemos, to vaikas ir toliau atneš tą dvejetą ir dar tu pasiesi tą tokią seklelę nepasitikėjimo savimi, nes kai žmogui nesiseka, jį negalima, ta prasme, už tai barti. Nes taip po to būna ir gyvenime, kai atsiranda kokia nesėkmė, tu taip ir užsiblokuoji. Tai paimdavo korepetitorius, pati padėdavo, kiek galėdavo. Neleisdavo nuleisti rankų, tiesiog padėdavo spręsti klausimą ir įtoliau. Taip. Kur reikėdavo, pavyzdžiui, norėdavo ir 15 ir 16 metų noriu į klubą. Tai tėtis, tu gerai, mamai, nesakyk, išleisiu, nes aš pas tėtį vienintelė dukrytė, tai galėdavau tėčią biškį pamanipuliuoti, taip mergaitiškai, moteriškai, kaip ir visos dukros tikriausiai tėčių, o mama tikrai griežtesnė iš to vietoj, tai labai džiaugiuosi, pavyzdžiui, irgi, kaip pavyzdys,
kartais biškai prasilenkdavo auklėjimas. Tėtis už mane, ryte pakelia prieš mokyklą, lovytę pakloja ir valgyt padaro. Jeigu mama atsikelia, niekada nenorėdavau, kad mama lydėtų į mokyklą. Ir tėtis ir nuveža į mokyklą, nesvarbu, ar jau 10 ar 11, nuveža į mokyklą. O mama pati. Taip. Ir tas toks dalykas pati, tikriausiai aš ir esu dabar ta nepriklausoma moteris, kur iš tiesų, man nėra skirtumo, ar aš turiu vyrą ar neturiu šalia, aš viską galiu pati. Išmokau per gyvenimą viską. Ta prasme, kas liečia ir statybas, ir darbinius klausimus, ir šiaip toksai, ir vaikam, kadangi viena auginu vaikus, tai stengiuosi atstoti ir mamą, ir tėtį. Kaip bebūtų, kai išsiskiriusios šeimos, tai tu turi kompensuoti vaikui daugiau, negu jis auga pilnoje šeimoje. Tai... Kokie įpročiai tau padeda, pavyzdžiui, kaip ir pati minėjai, būna visko, būna ir rankos nusvyra, būna tikrai ir pervargimas. Ir tuomet įsijungia kas? Įsijungia kokie įpročiai? Poilsis, tada tiesiog atsitraukimas nuo visko. Įsijungia pirmas dalykas, niekada niekas veltui nevyksta. Aš labai tikiu likimu, labai tikiu karma ir labai tikiu, kad niekada nieko nebūna veltui ir šiaip savo kaip ir mes tam kalbėjome mūsų susitikimas. Jeigu dabar nepasisekė, jeigu dabar kažkas tai neina, vadinasi laikas galbūt sustoti, atsigręžti save, galbūt tikrai jau biški per daug kažkur tai pasinėriai. Tai tu iš karto eini tokį sąmoningą savianalizę iš dalies, ar ne? Čia jau tavo kaip ir... Apskritai ne tik savęs analizė, netgi situacija gyvenimiška, jeigu nutinka ten pavyzdys ar darbe kažkokie tai nesklandumai, tiesiog tada pradedi analizuoti ir galvoti, tikrai aš per tą laiką, kiek turiu verslą, buvo tokių situacijų, kur galvoju, viskas. Tikrai to žodžio prasme viskas, nes taip iš šono visiems atrodo labai gražus paveiksliukas. Kas čia tokio, bet iš tiesų verslą valdyti, ypatingai moteriai, nėra lengva. Ir konkurencija, ir konkurentai, ir tikrai... Net nesiginčius. Taip, ir būna labai stiprių tokių ir pagalių kišimų, ir atus, kur, tikrai jaučiasi ir po to turi, kaip sanka, srėpti 2, 3, 4 mėnesius. Tai tiesiog, jeigu situacija ateina, vadinasi, tu ją gali išspręsti. Situacijos neateina po žmogų, tos, kurių tu negali išspręsti. Viskas vėliau ar anksčiau išsisprendžia. Kaip ir tos negandos, kaip prieš metus tikrai aš dar tokia, gerai tvirtai jaučiausi, bet toli gražu ne taip kaip dabar. Dabar pas mane visiškai harmonija, ramybė. Aš visą savo praeitį traktuoju kaip labai geras pamokas. Ir labai stiprų augimą. Taip, ir savęs augimą, nes tie, kas yra šalia manęs, tikrai man nekartą yra pasakę, Viktorija, tu labai paaugai per pastarosius ypatingai metus, tu labai užaugai tiesiog kaip asmenybė. Nes, aš apskritai manau, kiekvienas žmogus kiekvienais metais keičiasi. Taip. Ir aišku, reikia keisti aš tikiu tom, kad žmonės, aš tikiu, kad žmonės keičiasi, nes yra toks, pavyzdžiui, kai kurie sako, žmonės nesikeičia, tarkim. Aš skaitau, kad žmogus tas, kuris iš tikrųjų nori to augimo, kuris domisi, o aš tikiu tom, kad žmogus privalo negi tai daryti. Taip. Jis tikrai gali pasikeisti, jis gali, apskritai, tai yra nuostabu, žinai, atrasti savyje įvairiausius kitus kampus ir su jais augti ir būti balansiam. Taip, tai aš pritariu, kad sakai, kad žmonės nesikeičia, jie tikrai keičiasi, nes turiu tikrai nemažai pavyzdžių ir tarp savo pažįstamų žmonės, kaip pavyzdys, kurie buvo vakarėlių liūtai, kurie ir alkoholį vartojo, tikrai nemažai ir iš tiesų kiekvieną savaitgalį galima buvo pamatyti jos vis skirtingose vakarėliuose ir tikrai valgė tą, ką papuldavo po ranka. Dabar tapę sveikuoliai, jogos praktikuojantis, meditacijas, nevalgantis vieni vegetarai, kiti ten subalansuotą mitybą valgo, atsisakė alkoholio ir panašiai. Tiesiog aš manau, kiekvienam žmogui ateina tam tikros situacijos, per kurias tu arba pasikeiti, arba tu toliau degraduoji. Aš taip bent jau manau. Kai ateina kažkokia tai situacija, tai arba tu atsigrėži ir tu pradedi keistis, nes situacijos neateina šiaip savo. Arba tu toliau degraduoji. Tai žmogus, dvi išeitis yra gyvenime. Arba augti, arba, stovėti vietoje irgi nėra blogai, svarbiausia nedegraduoti. Kol stovi vietoje, kiti jau eina į priekį ir gaunasi natūraliai, kad truputėlį jau. Taip. Aš kiek žinau, tavo mama taip pat puikiai, beje,
mama, nes negimtanis buvo nuostabiai atrodanti moteris, bet jinai ir savo dvasia ir energetika irgi lenkė didžiąją dalį perpus jaunesnės moteris. Jis vis laik tokia buvo, va, tokia su paraku ir, kaip suprantu, ir gyvenimo būdas sveikas, jie buvo nesvetimas, ar ne, jinai labai kruopščiai žiūrėdavo, irgi iš Majamio pokalbio pamenu, žiūri, ką valgėt, žiūri, kad jinai ir judesio netrūktų gyvenimą. Nu, tokia tikrai labai sąmoninga šio klausimu. Iš tiesų, taip, ne per seniausiai atšventė mamytė 69 gimtadienį, tai jinai man yra pavyzdys, kaip moteris turi atrodyti. Iš ties nieko aš blogo prieš operacijas, neturiu plastinės, kiekvienas renkasi, čia kiekvienas žmogus pasirinkimas, aš apskritai nelinkusi teisti, smerkti žmonių čia, kiekvienas žmogus renkasi, kaip gyventi ir mes neturime, ne Dievas, mes neturim smerkti ir neturim teisės smerkti žmonių. Bet man yra pavyzdys, kaip gali moteris atrodyti, iš ties taip, galbūt yra ten kažkokių smulkių raukšlelių, dar kažko, tai ta prasme, malda gal matosi, kad ne 20 metų, bet vis tiek kaip jin atrodo, be operacijų, be kažkokių tai ten drastiškų procedūrų, jinai net botoksą nėra darius niekada gyvenime. Bet ir jauna vidum. Ir jauna vidum, ir iš tiesų labai gerai atrodo išorė ir svarbiausia, gerai jaučiasi sveikatos prasme. Nežinot, kartais mes galim atrodyti gerai, bet viduje birėti. Taip. O tokiam amžiuje mes daug su mama pasišnekam, svarbiausia yra viduje sveikatos prasme jaustis gerai, kad turėtum jėgų ir palakstyti, jeigu reikia. Iš tiesų man labai padeda su vaikais, tai aš jau kartais neturiu jėgų. Būna tikrai ir naktis neišmiegotas, nes maži vaikai visko būna. Taip. Ir aš kartais stebėjau, sakau, iš kur mamit pas tave tiek energijos. Mano draugas sako, Valentina, mes nežinom, ką jūs valgot, bet mes norim kokius papildus gerai, bet mes norim to paties, tiesiog to paties. Tai ir draugas ir iš manęs juokiasi, aš būna kartais parskrendu iš kokio 14 valandų skrydžio, nusiprausiu, pasidažau, sakau, man vienas filmavimas, antras filmavimas tą pačią dieną po skrydžio. Tai bet ir iš tikrųjų jauties gerai, ar ne? Taip. Ar būna kartais tu tiesiog žinai, kad, čia toks yra irgi skirtumas ir to turi būti irgi, kai tu eini, nes reikia. Bet ar iš dalies iš tikrųjų tu ant tiek jauti, kad kūnas yra balanse? Visko būna, kartais eini dėl to, kad reikia, bet didžiąją atveju dalim, ir šiandien aš neišsimiegojus, pavyzdžiui. Bet tu paskui žinai, kad tu kompensuosi tiesiog. Aš kompensuosiu, aš išsimiegosiu, viskas tvarkoj, bet aš kažkaip save stengiuosi labai nuteikti pozityviai. Man, pavyzdžiui, labai padeda, aš ir šiandien važiavau, mašiną įsijungi muziką, padainuoji, tiesiog aš per šios metus išmokau, kad pačiai su savimi būti yra linksma, pačiai su savimi būti yra faina ir neturi šalia esantis žmogus daryti tau įtaką. Žinot, kartais sako, kodėl tu be nuotaikos, vyras sugadino nuotaiką. Tau negali vyras sugadinti nuotaikos. Tu negali to daleisti, kad to vyras ar ten vaikai ar kažkokios tai situacijos. Tu turi suvokti, kad nuotaika priklauso tik nuo tavęs pačios. Tai šitą dalyką man jau praktiškai pavyko prie savęs prisijaukinti. Aš anksčiau nemėgdavau būti viena, visiškai ne man. Dabar aš išeinu kartais į mišką pasivaikščioti. Tiesiog aš kiekvieną rytą atsikeliu, aš pasakau komplimentus. Anksčiau buvau tokia priekabi. Atsikeliu ir galvoju, Jėzau, koks puogas naujas iššoko. O gal čia dar kažkur tai laišinukas yra, o gal taip ne čia taip atrodo. Žinai, kaip kiekviena moteris kabinėjausi. O dabar aš atsikeliu. Ir aš tokia laiminga, kad aš atsikėliau, kad man niekas neskauda, kad aš galiu dirbti, kad aš galiu judėti, kad aš galiu realizuoti save, savo mintis, savo idėjas. Ir mes labai linkę save esam teisti už viską, smerkti. Bet čia aš manau irgi nuo vaikystės, nes mus dauguma, kaip sakiau, mane tai tėvai nebardavo, o dauguma ėjo per tos barnius, statyti į kampą. Aš ir, pavyzdžiui, ir dabar tai vaikų neauklėjau ir niekada neauklėsiu. Kada įvyko tas tavo virsmas, kai pradėjai pastebėti, jog nustojo ieškoti trūkumų, kas būdinga net pačiom dailiausiai atrodančioms moteriams, nes čia viskas priklauso nuo mąstymo. Ir kada tas virsmas, kai tu tiesiog supratai, kad aš tokia esu laiminga, kad tikrai, tas dėkingumas, žinai, apie dėkingumą daug kas kalba, bet jį iš tikrųjų įsisąmoninti ir su juo gyventi. Ir aš jaučiu tavyje, kad tu jį turi. Tai kada buvo, nes prieš metus dar liktai to taip stipriai nesijuto. Tai toks tiesiog nuolatinis mąstymas apie tai, ar ne, kad norėtum darbas su mąstymu iš esmės, sąmoningas darbas su mąstymu. Ir darbas su mąstymu ir apskritai galbūt
pas mane labai dažnai ateina tokie pavyzdžiai į gyvenimą, tokios situacijos, kad man toks atrodo, Viktorija, vat pasipurti, kaip pas žmonės būna Taip. ir kaip tu gyveni, Mhm. ir kaip pas tave viskas tvarkoja. Iš tiesų vienoje kelionėje susipažinau su, tai visiškai netikėtai, tiesiog mes pakalbėjom ir aš irgi galvoju, kad ir atrodo 15-20 minučių pokalbis, bet jis irgi nebūna veltui. Su jokiu žmogum veltui nepasišnekimės. Vienoje kelionėje, Dubajo, kai buvau su vaikais, moteris buvo neįgaliam vežimėlyje, su 3 vaikučiais, su vyru. Jie buvo iš Ukrainos, irgi atostogavo, tam pačiam viešbutį ir kažkaip Kids Club'e mūsų vaikai susidraugavo, nes mano Nikolė rusiškai kalba, jie irgi iš Ukrainos kalba rusų kalba. Vaikus bendravo ir tada ją vyras atvežė paimti vaikučių. Ir Nikolė sako, mama, aš noriu šitos mergaitės numerį paimti. Noriu ją pakviesti gimtadienį. Vasario mėnesį, kūno Nikolytė, jie ne iš mūsų šalies, taip toliau. Taip. Ir kažkaip žodis po žodžio. Ir iš tiesų mane taip sužavėjo tos moters požiūris į gyvenimą, bet čia nebuvo viena iš situacijų, dėl ko aš pasikeičiu. Faktas. Čia tiesiog tokios vienas iš situacijų, kurios ateina ir tokių daugybė, nebūtinai ten su tokiom problemom, bet tiesiog mane taip sužavėjo, kad moteris iš tiesų matėsi ir dega akis, ir laiminga, ir džiaugiasi vaikučiais, ir nepaisant to, nes pateko į avariją. Ir nepaisant to, kas nutiko, ir keliauja. Ir tada tu atsigrėži į save ir pagalvoji, blemba, kaip tu gali pykti ant kažko, tai kai tu turi sveikas kojas, sveikas rankas, Taip. tu gali viską padaryti. Čia yra realiai, aš manau, čia yra bausmė, kaip savo pačiam, Taip. va taip atsmerkti save. Labai didelį įtaką man padarė galbūt tam tikrų žmonių atsikratymas, nepabijosiu to žodžio, tiesiog mesgi. Bet irgi daug kas sako, aš iš šono atrodau arogantiška. Aš manau, aš atrodau nearogantiška, aš esu tiesiog tokia, kokia esu ir aš labai tiesmukiškai kartais bendrauju. Dėl to gali atrodyti, kad čia kažką tai jau per daug pasakai. Bet aš labai mėgstu palyginti tokį dalyką. Mesgi šiukšlių namuose nelaikom, mes jas išmetam kiekvieną dieną. Taip. Kodėl mes toksiškus, neigiamus žmonės laikom prisirišę prie savęs, kurie mus traukia ir tempia į prarąją. Tai čia tas pats. Neneškim šiukšlių, netvarkykim namų, gyvenkim apsikuitę, o tam visam, kaip sakant, chaose tokiam neigiamus, pilnus pavydo, to žmonės, kurie tave neskatina augti, o tie, kurie tave smerkia, tai jos reikia nešti kartu su šiukšliam, atsiprašant. Taip yra, galbūt labai taip riebiai nuskambės. Bet iš tiesų žmonės, kurie ir aplink tave, jie tave ir formuoja. Ir jie tau daro didžiausią įtaką. Tai pradedant nuo draugų, nuo antrų pusių. Iš tiesų, kiek moterų aš pažįstu nuostabių, kurios iš ties yra talentingos, nuostabios, protingos, bet yra antiek užvarytos į kampą. Taip. Kartais vyrų dėka. Nes tikrai daug labai situacijų žinau, kai vyrai neskatina moteris augti, o atvirkščiai. Tau nepavyks, kas tu būsi be manęs, tu nieko nemoki, tu nieko negalėsi, tu nieko nepadarysi. Ir tas dalykas tikriausiai, kad man per šios metus atėjo, kad, padarysi ir galėsi. Ir mes esam tokie patys žmonės, vyrai, moteris, mes tą patį galim. Yra kiek nuostabių, aš ne per seniausiai buvau apdovanojimuose Lietuvos metų gaminio. Kiek daug moterų, direktorių, įmonių atstovių. Iš ties man labai žavu, kad anksčiau vyrai dažniausiai, direktoriai būdavo, valdydavo didelės kompanijas, prie valdžios buvo, o dabar tikrai keičiasi laikai. Ir tas dalykas yra iš ties nuostabu, nes, man labai tikrai gaila, kad moteris kartais save nuvertina ir mano net artimas draugas sako, Vika, tu esi tokia motivatorė mūsų. Ir aš tikrai, netgi ir kuri žiūrės podcastą, aš kiekvieną moterį noriu paskatinti,
nesvarbu, ką jam vaikystėje sakė, kokie jūs ten pasieksit, nepasieksit. Man irgi kolegija sakė, kad aš, daug dievę kolegiją pabaigsiu ir kažką tai gyvenime gal ten, minimaliai pavyks pasiekti. Tai niekada nereikia nieko klausyti, tikėti savimi, tikėti savo mintim, labai tikėti tom, ką darai, tikėti tom, ką nori padaryti. Ir kai bus tinkamas laikas, tas dalykas ir ateis pas tave gyvenimą. Dar moteris turi tokią stiprią intuiciją iš tikrųjų. Taip. Ir kaip dažnai leidžia kitiems ir kitiems veiksniams užgošti tai. Taip. O tai dažniausiai būna tokia stipri, kaip tik tiesa, kurią tik tu įsiklausyk, ją paimk ir daryk. Tai dar norėčiau, sugrįžti prie tavo ryto rutinos. Tarkim, bet jeigu, aišku, jis visoks pas tave būna, pas tave labai daug, ir darbų, ir atsakomybių, ir reikalų, bet tavo šiaip rytas, kurį tu labiausiai mėgsi ir sakytum, tobulas rytas, ir čia yra ta rutina, kai aš niekur neskubu, tarkim, ir darau tą, ir tą, ir tą, ir tą. Kiekvieną rytą atsikėlus, aš turiu šalia savęs vandenuką. Tai mano rytas prasideda nuo vandens. Atsikeliu, atsigeriu vandenį, nes mes esam didžioji dalim staryti iš vandens. Vandenį naudoti yra būtina ir mano mama visą laiką kartoja, vanduo tai yra grožis, tai yra sveikata, tai yra taip, kaip atrodo tavo oda. Tai aš vandenį turiu visur. Ir čia pas save tą šitą įsimetusi ir mašinoje prie porankio visą laiką vandenukas stovi, esu antiek pripratinus save gerti vandenį. Tai atsikeliu, vandenukas, tada tam tikri papildai. Jeigu aš niekur neskubu, pavyzdžiui, jeigu vasara yra arba ruduo, aš tada pavaikštau tiesiog per žolytę, pasisimiu energiją su žemės. Čia dabar aš sakau, aš to dalyko labai nepasakau Instagrame, nes tikrai yra daug pas mane sekėjų, ne visiems galbūt net tas dalykas yra priimtinas, ne kiekvienas žmogus suprastų ir iš tiesų... Bet čia geri dalykai perduoti, pas tave tokia auditorija, kaip ir, man atrodo, merginos, kurios žavisi, seka jaunesnės, tai tokie įpročiai, jie tikrai labai kartais naudingi suprasti, kad čia nėra vėjai. Su medžiais pasišneku. Bet čia yra įžeminimas, čia yra energija. Tai yra energija, tai yra gyvas. Bet aš funkcinės medicinos srityje specializuojasi. Taip. Tai nors ten yra labai tikslu ir daug biochemijos, ir daug labai pagristų metodų, ir moksliškai pagristų, ir studijos, ir visa kita, ir studijos grindžia šitos dalykus, apie ką tu kalbi. Pasikalbėjimas su gėlėm, su medžiu, pavaikščiojimas ant žolės, ir tai yra labai, labai stiprus būdas save visiškai kitaip pakrauti. Ir mažinti stresą. Šiuolaikinio žmogui tai yra būtinas dalykas. Mes visi ieškom kažkokių tai stebuklingų dalykų, ten, kas galėtų sumažinti nerimą ir taip toliau, bet pagrindus dažnai praleidžiam, o tas pagrindas šalia mūsų. Kokybiškas miegas. Labai, taip. Labai. Bet vienintelį dalyką, ką man nepavyksta sutvarkyti, nes su darboholikė. Taip. Tai aš galiu dirbti iki 2-3 nakties, jeigu reikia. Galiu kitai dienai ten reklamos sudėlioti, kokias reikia, panašiai. Tikriausiai daug kas pas mane, jeigu žiūrės mano kolegės laidą, aš būna prirašau laiškų naktim. Tu viską pati daug ką darai, ne? Aš turiu nemažą komandą darbę, bet tu vis tiek kaip vadovas, tu privalai daryti. Tai prirašau naktį elektroninių laiškų ir tie atėjo, jie tikriausiai juokas, kai gaunate, nakties, 3 nakties, tai va. Tai parašau tiesiog, nes tada būna atvirkščiai, jie jau darbe, aš dar miegu. Taip, bet jau viską žino, ką reikia padaryti. Taip. Tai... O kaip atsistatai? Reikia šiaip mačios išgeriu. Poveikį jauti, ne mačios? Kiekvieną dieną mačią. Jeigu ne mačią, tikriausiai, nežinau, iki čia nebūčiau davažiavusi. O kavą gerim? Kavą ne. Kavos niekada negerus, esu, nežinau, čia mano asmeninė nuomonė, aš manau, tai nėra sveika. Tai... Galbūt kažkas tai nuginkluos dabar už tai, bet... Ne, iš funkcinės medicinos pusės aš, kai kalbu, irgi stengiuosi jokių griežtų ribų nestatyti, bet iš esmės rekomenduojama yra kuo mažiau. Sveikesnė alternatyva, mano manimu, yra mačia. Tikrai taip? Tu tikrai, manau, man pritarsi. Aš tau pritariu 100%. Nes tos energijos duoda labai panašiai. Taip, ir, kava, aišku, ir antioksidantų atrodo turi, bet mačias, palyginti, kiek mačia turi antioksidantų, nes šalia nestovi. Taip. Ir taip antikščių neapkraunu ir kepenų neapkraunu. Bet aš esu savo tokį receptuką su kokosų pienu, aš kadangi karvės pieno produktų nelabai toleruoju. Mano kokosas irgi. Taip, mano mačia su kokosų pienu, jeigu net ir būnu kažkur tai mieste, visą laiką užvažiuoju, jau žinau net vietas mintinai, kur galiu gauti, kur skaniausias, esu išsigryninus, tai iš tiesų man mačia, ryte kiekvieną rytą stengiuosi vėluoju, nevėluoju pavalgyti. Taip. Norėjau paklausti apie tavo mitybos grafiką irgi. Sužiūri irgi. Pusryčius stengiuosi tikrai pavalgyti.
nes pusryčiai man taip pavyko per šios metus persilaužti, nes anksčiau pusryčių nevalgydavau absoliučiai, bet pusryčiai yra viso ko pagrindas. Taip. Pusryčiam valgau dažniausiai grikius. Grikius pakepintų su svaguniukais, pakepinu ant sviesto arba ant kokosų sviesto. Su svaguniukais ir šalia šviežios daržovės. Nieko nevalgau be šviežių daržovių. Tikriausiai Miami minėjau. Minėjai, aš atsimenu. Taip. Agurkai, pomidoras, avokadas, petražolės, paprastos salotos su alyvuogių aliejumi, man tai yra skaniausias maistas, koks tai gali būti. Jeigu vaikučiai neina į mokyklą, tada mes išsverdam putpelių kiaušinių. Mano vaikučiam kažkaip tai juos fainiau valgyti. Nes tokie mažesni. Taip, tai yra putpelių kiaušiniai, bet vėlgi šalia visą laiką daržovės. Mano net mažas vaikas, mama daug agurką, pomidorus. Va, aš turiu savo šiltnamį vasarą. Auginu savo pomidoriukus, agurkiukus, petražolės, krapiukus, mėtas, arbatėlę. Labai mėgstu, bet irgi, jeigu nemačiate, arbatas. Šviežias, su medum, iš ūkininkų. Iš ūkininkų perku. Iš tiesų esu atradusi Lietuvoje nemažai vietelių, kur ūkininkų ožkos produktų perku, avių. Tai stengiuosi kažkaip pakeisti, nes irgi pastebėjau. Geresnė alternatyva jo, negu. Jo, pastebėjau ant savęs, kad mažiau bėrimų. Patik, po to geriau jautiesi. Vat prie pasitikėjimo savimi irgi labai prideda šitą dalyką, nes iš tiesų, aš jau sakiausi kažko tai loda, mes nesame šiukšlių dėžėje ir mes negalime save mesti viską, kas tik pakliūna. Aš taip irgi stengiu žiūrėti, ką su kokiais produktais galima maišyti. Jeigu valgau mėsą, tai stengiuosi ją be bulvių valgyti, jau ten su daržovėm, be padažų išmokau valgyti. Plius pajauti, kaip jauties paskui, ar ne? Ir tada darai išvadas, kad kaip tau. Taip, jeigu būnu kelionėje, kur šiltuose kraštuose, tai stengiuosi žuvytę tada valgyti, irgi tiesiog su aliejūko, alyvuogių ir su daržovėm. Aš kartais, kai su vaikais ateinu į restoraną, man labai gerai ant vaikų nurašyti, sakau, man padarykite salotėlį, tiesiog papjaustykite agurkus su pomidorais garnyrų, nes šiaip, kai ateinu saugusi, nelabai žmonės supranta, kodėl man agurką visą laiką nulupti prašau, nes irgi žievė, neteisingai. Jo. Žiūrėjai labai daug, kaip ir sakai, pesticidų nesveika, tai visą laiką paprašau, kartais restorane mane pažiūri, tikriausiai galvoja, šitą tai išpindėjusi, bet tiesiog iš tokios sveikatos pusės vaikam irgi stengiuosi niekada neduoti tos obuoliukus visą laiką irgi nulupu, nes vis tiek. Nebent žinai tiksliai, kad žinai. Iš ūkininkų nebent tai, bet jeigu perku kokioje parduotuvėje, kaip pavyzdys, visą laiką nulupu, tai taip. Prisižiūriu. Su saldumynais žinau, kad nuo mažens visiškai ramiai. Bet irgi man mama draudė, galiu tai pasakyti. Ir tikriausiai tą tokį požiūrį man įskipino, man jų net nereikia, man jie net neskanus, aš esu tokia rami, aš geriau kažką tai suresnio pavalgysim. Ar mėsytės, ar žuvytės, ar pieno produktų, karvės ožkos. Man niekada nekilo noras kokių ledų nusipirkti. Nors mano mama pati tai karts nuo karto leidžia savo pasmaližauti, jai patinka saldumynai. Aš ir vaikam iš tiesų kartais būna per pykčius. Šitoje vietoje būnu griežta. Aš labai riboju saldumynus. Labai. Šitoje vietoje tikrai aš kartais netgi būnu gimtadieniuose ir kai kurios mamos į mane tikriausiai žiūri kaip kokią ten. Nežinau. Bet geriau tokie, žinai, trumpalaikiai nepatogumai, negu tu išvystysi įprotį, žinai, tokį besaikio. Ir tikrai tai gali įtaką daryti sveikatai, ligom ir panašiai, nes, nežinau, kas man pritars, kad cukrus yra geris. Niekas to nepritars. Bet irgi gimtadieniuose aš prieinu prie Nikolės ir jai primenu, Nikolytė, mes kas? Mes nešiukšlinė. Mes į save visko nemetam. Matai, kiek daug saldumynų. Išsirink 1-2 saldainiukus ir sakau, aš iš šono galiu tikrai atrodyti griežta. Man nekartą ir pažįstamas sakas, Vika, taigi čia gimtadienis. Aš suprantu, kad gimtadienis. Bet reikia tikrai tas riebas nubrėžti ir vaikui tiesiog aš aiškinu. Aš tada atsisėdu ir aš paaiškinu. Ir aš paaiškinu, kas gali būti, ir aš parodau tada nuotraukas internete visokiausių ten dantukų iškritusių. Ir spogelio parodau irgi, man Nikolė sako, aš kartu, ta prasme, aš turėjau po aknės likusius randelius, sako, mamytė, o kas čia tau buvo? Sakau, neteisingai maitinausi, iš tiesų, ta prasme,
ne saldumynų prasme, bet aš labai daug pieniškų produktų valgiau, labai daug Taip. ten miltinių produktų valgiau ir man tiesiog netiko, žinai, ten Taip, paauglė, taip. kur tu ją sustabdysi, tą paauglę Jo. su savo charakteriu. Dar papasakok truputėlį, ką tu skėpi Nikolė kaip savo dukrai, augančiai mergaitiai. Mes turime Ką tokią labai išskirtum? fainą tradiciją prieš miegą. Bet irgi man mama šitą dalyką perdavė. Aš joje kaip mergaitėje, nes iš ties pasaulis, kaip bebūtų, eina žiauryn. Patyčios labai progresuoja, kas iš tiesų labai liūdina mokyklose, darželiuose, šiaip kiemuose, vaikų kambariuose ir panašiai, tarp paauglių. Tas toksai, žinai, kartais kelios frazės iš klasioko ar dar iš kažko, tai gali tam vaikui nukirsti porą metų į priekį visus norus ir apskritai tą Taip. tokį Užsidegimą. jo užsidegimą, pasitikėjimą savimi ir panašiai. Tai kiekvieną vakarą eina miegoti. Jeigu, pavyzdžiui, aš būnu išskridus, jeigu manęs nėra, tai tą dalyką mano mama praktikuoja su ją. Mes tiesiog glostam galvytę ir pasakojam, kad tu nuostabiausia, tu pati protingiausia, tu pati gražiausia, Taip. tu pati išmintingiausia, pas tave viskas pavyks, netgi jeigu kažkur tai nesiseka, tau pasiseks. Tu visą laiką laiminga, tu šypsaisi, netgi jeigu ateina sunkumai, mes juos priimam su kuo? Su šypsena veide. Na ir tiesiog žodis yra labai stipri galia. Žodžių gali užmušti, žodžių gali padaryti žmogų labai laimingu. Tai ką mes užprogramuojam, tą mes ir turime. Ta prasme, žinai, Aš tai tuo labai žmonės tikiu. nori pas kažkokias ten būrėjas eiti, kad paprogramuotų, užburtų, priburtų. Mes patys galime viską savo mintim ir savo žodžiais užprogramuoti, nuteikti gyvenime ir kaip sakant, ką pasiesim, tą ir pjausim. Tai iš tiesų, va, čia tokia labai tradicija stipru. prieš miegą. Mūsų must, sako, nesvarbu, jeigu manęs nėra, mano mamytė ją Taip. prieš miegą ir tą patį su mažiuku dabar. Viktorija, o dar toks klausimas apie tavo pačios atbūseną. Būna momentai, kai iš tikrųjų susiduri tikriausiai su kokiu nors ar aplinkos poveikiu ir panašiai, kur atrodo tave gali numušti psichologiškai, tiesiog. Ir kas tuo metu pirmas dalykas, apie ką tu mastai, išsitęsi iš karto, ar tau reikia laiko, truputį išgyventi, ar vėlgi apie tą pasitikėjimą ir ką vaikams gali ir dukrai perduoti, kaip žmonėms nepalūžti po įvairiausių skirtingų, žinai, gyvenimo įvykių. Reikia turėti, kur išsikrauti. Tai man sportas. Reiškia savo energiją Taip. peradresuoti kitur. Ja, nesprokčiau kitaip. Sprokčiau ir kiti šalia sprokto. Taip. Tai iš tiesų sportas, nes ten labai Padėlį, man atrodo, ar ne? Jo, padėlį žaidžiu, dabar biškai apleidusi, su jais neturiu laiko, bet iš esmės taip. Padėlį sporto salę tiesiog nueiti. Tiesiog, nežinau, aš nemėgstu labai bėgioti, aš tada tokiu tempu dideliu einu į miestą išeiti pasivaikščioti, tiesiog kažką tai fiziškai pajudėti, man labai padeda fiziškai pajudėti. Aš tikriausiai kaip tas toksai hiperaktyvus vaikas, aš jeigu neišjudu, neišlėjau, man per daug prisikaupiu, aš tokia šiaip energinga labai esu iš savęs. Tai šitas dalykas numeris 1 išsilieti, taip pat kažkur tai sporte, tada pabūti vienai, savo mintim, pagalvoti, ką darai, pabendrauti su mama. Taip. Man mama yra kaip mano, nežinau, ir psichologija, ir viskas viename. Žinai, kai aš pirmą kartą susipažinau, ta tokia stipri energija, kaip saulė šviesa, šypsena tavo ir mamos, vaikai. Ir atrodo viskas pasaulyje, nes aplinkui tada buvo pas tai tikrai nelengvas metas ir viskas nublanksta, tai nieko nėra. Žinai, yra tik tai jūsų stiprybė, yra tas ėjimas į priekį, matymas tik, žinai, geriausio ir dėkingumas, suvokimas, kad viskas yra dėl jūsų pasirinkimų, tavo gyvenimas, kurį tu pati kuri, kaip tu nori, tu viską padarysi, kaip tu pati, kaip norėtum, kaip svajotum. Ir dažnai moteris palūžta, ir labai dažnai. Ir žavi tavyje ta stiprybė tokia, kuri, šalia esant tikrai užkrečia ir motyvuoja. Nors pati nepasakyčiau, kad kažko gal pritrūkčiau šiuo atveju, bet tu išsiskiri tą tokią padidintą, žinai, energiją ir padidintų pasitikėjimų. Tai yra gražu. Ačiū labai už tokius gražius žodžius, iš ties labai, man visą laiką faina, kai moteris gali vieną kitą pagirti. Taip, aš irgi už tą moterų bendrystę. Nieko nekainuoja. Pasakyti gražų žodį, taip. Nežinau, žmogui gali tikrai
Man atrodo, tai turi būti labai norma. labai daug duoti žmogui, gali tiesiog jį pagiriant ir iš tiesų, jeigu tas žmogus vertas pagirų, kodėlgi nepagirti. Taip. Aš laiką pagirsiu, jeigu gražiai moteris atrodo, va, aš atėjau netgi šiandien, sakau, kaip gražiai atrodo, nu, Mes viena kitą taip pagirame. Aš tiesiog tokia esu, nu, aš neįsivaizduoju. Atvira. Jeigu man gražiai, tai aš pasakysiu gražiai. Nu, jeigu nepatinka, aš tiesiog pratilėsiu. Taip, taip. O pabaigai aš labai norėčiau, aš tiek šiandien daug plėpėjau, kaip visada. Tai aš labai norėčiau, Viktorija, tu tikrai turi ir daug praktikų, manau, visokiausių skirtingų praėjus ir daug žinių turi. Aš labai norėčiau, aš manau, mus daug žiūrės jaunų moterų, mergaičių ir ne tik, tai vis tiek auditorija, manau, bus daugiau tokia moteriška. Kaip neprarasti savęs, kaip tu parekomenduotų moterim, nuo ko apskritai pradėti tą tokią vidinę ramybę, kaip rasti. Nes va, jeigu dabar žiūri kažkokią moteris, kuri, nežinau, ar depresija yra, ar kuriai sunku, kuri nežino, nuo ko pradėti, kuri tiesiog savęs nemyli, kuri nėra laiminga, kaip į ką atsigręžti ir nuo ko startuoti, nuo ko atsispirti. Ir visgi mes, kai kalbėjome apie moterų pasitikėjimą savimi, tai yra nuostabus patarimas, neieškoti savyje trūkumų, nesakyti savo žodžių, kurie gali nusverti žemyn, kurie gali tave nuteikti, nes tikrai žodžio galia, minčių galia yra labai stipri savijauta ir paskui galiausiai atsiliepia veiksmams. Bet visgi man atrodo, kad daugelį moterų, galbūt tai skambėjo šaltai šiek tiek, bet trūksta savidisciplinos. Ir visgi vietoj to, kad kartais galvoti, kaip yra kažkas blogai ar nesiseka, prisimti atsakomybę už save pačią ir pradėti galvoti, ką gali dėl savęs šią dieną padaryti, ne tai, kas brangiai, tarkim, kainuotų, bet tas pats judėjimas, ne, peržiūrėti šiek tiek mitybą, pabūti savirefleksiją apie tai, kokie pasirinkimai mane privedė prie tokios būsenos, kad aš gyvenu arba tokio aplinkoje, arba su tokiu partneriu, arba, nu, vat mano gyvenimo, taip, aš nekalbu apie žmonės, kurie galbūt gimė, galbūt su negale, žinai, su lygom, tai yra atskira visiškai tema, bet ir ten labai norėtųsi skatinti irgi, sakyčiau, tą augimą ir motyvacijos ugdymą ir ieškotis pagalbos, kreiptis į žmonės iš tikrųjų, nes yra daug nuostabių žmonių, tiesiog, na, niekada nenustoti ieškoti, kas gali tau pagerinti tavo būseną. Ir motyvacija, ramybė visgi ateina nuo atvirumo su savimi pačiu, nuo to, kad tu savo esi atviras ir skiri dėmesio savo poreikiams ir save pradedi gerbti dėl to, kad tu tiesiog skiri savo dėmesio. Bet tas dėmesys neišorinis vėlgi. Netgi mes truputį viską palėtė, bet svarbu, koks mano miegas, kokia mano mityba, kaip aš galėčiau vienu žingsniu pagerinti tai, kaip aš galėčiau ir žinok, ir keičiasi būsena, nes tiesiog tie neuromediatoriai net kitaip gaminasi, kai tu poilsio daugiau galbūt turi, tavo oda kitaip reaguoja, kaip tu sakei, kaip pradedi domėtis, kokie galėtų kelti uždegimą mano kūne produktai, gal man reikėtų saldumynų pamažinti. Bet tai yra irgi savidisciplinos klausimai. Ir judėjimas vienas geriausių antidepresantų, kuris ir motivatorius labai stiprus, skatina endorfinų, gerųjų hormonų gamybą. Tai man norėtųsi įgalinti moteris prisimti atsakomybę daugiau už savo gyvenimą, už savo rutiną, domėtis to. Atsakingesniom būti. Taip, o ne tai, kad kaip yra, taip yra, visgi pastangos jos turi būti. Tas augimas visapusiškas. Ir tai galiausiai prives. Ir kur fokusuoja dėmesį, ten yra augimas. Jeigu fokusuosi dėmesį kalbėti apie tai, kad man dabar tik tai blogai ir dalinti su draugimas apie tai viena kitai, tik tai užkrėsi. Užkrėsi. Bet neprarasti vilties, neprarasti visgi pastangų, stengtis. Po truputį. Yra daug ir nemokamos informacijos, tik tai domėtis. Neįkvoti energijos apkalboms, neįkvoti energijos dalykams, kurie, kalbėti neigiamus dalykus, kurie tau jokios įtakos neturi, bet iš esmės tu net nesupranti, kiek turi tau žmogui įtakos, kuris kalba apie kitą blogai. Jis net nejaučia to, bet kenkia savo daugiau. Tokių bazinių, kaip sakau, minčių švara, disciplinos įtraukimas. O paskui žiūri, kad pradeda po truputį ir dėliotis, šviesesnis pats pasidarai, pritrauki. Paskui pradedi pritraukti, ką reikia. Kaip ir gyvenime ne visada gali galbūt žmonės turės aplink save tinkamus, bet jeigu tu dėmesingas tampi, žiūri, kaip jie tave veikia, po truputį žiūri, viskas pasikeitė. Ir jau žmonės kiti, kurie pakeliui, su kuriais tau pakeliui, kurie tave kaip tik už rankos dar pirmyn tempia. Nes tu kaip magnetas tampi, jeigu tu viduje esi šviesa, turi pritraukti šviesus žmonės. Aš labai tikiu to, taip. Esi tamsuma, ta tamsuma ir ateina. Taip, labai tikiu tuom ir labai tikiu dėmesiu savo, ne ta prasme, kad tik tai išorinius ten dalykus ir to turi būti, jeigu tu gerai jauties, būtinai. Bet ir pradėti nuo to, kad tikrai pažinti save geriau. Tai va.
Tai kažkaip netyčia perėjom. Bet aš manau, kad tikslas bendrai, žinai, su moterimis pasidalinti. Taip. Kas leidžia, žinai, geriau jaustis. jaustis. Taip, kas leidžia, vat, galbūt kažkas ir jis paklausys ir galvos, iš tikrųjų, aš čia galėčiau daugiau šiek tiek dėl savęs padaryti, šiek tiek pakilt nuo sofos, žinai, ir eiti prisibėgti, nežinau, kai mankštą užsirašyti ir panašiai. Nežinau, jeigu pradės šypsotis jau gerai. Taip. Tiesiog. Ir man labai patiko tavo patarimas, vat, kaip tu su vaikais vakare tą ritualą turi, jis yra nuostabus ir jis yra moksliškai irgi pagrįstas. Esu skaičius knygą apie tai, kaip tu gali, vat, aišku, yra hipnoterapijos, specialios technikos, kur irgi visą tai. Bet tai, kad tu dabar iš širdies darai kiekvieną vakarą. Aš manau, mama su vaiku turi labai stiprų ryšį ir tu kaip mama, na, tu labai gali. Labai. Ir jie priima iš tavęs daug stipriau negu iš bet kokio kito žmogaus. Tai jau iš vien šitas įrankis mamos, kurios klauso, iškart galėčiau, aš gal klausyčiau, aš nors savo tauriukų mažam darau panašiai, tik tai gal ne kasdieną. Ir mažės, ir vyresni, kurie vyresni mažiukai buvo panašiai darydavau, dabar praaugo, bet motivavo mane sugrįžti prie to dabar dažniau. Na, aš tikiu tą tokią motinišką gale ir visas skatino, kas turite gyvas, sveikas mamytės vertinti, mylėti, nes mes su mamom turime tą tokį, aš manau, beprotiškai stiprų vaikai ryšį. Taip. Mano dukra šiais metais komuniją lanko irgi pamokėlėse, kai dalyvaujam. Moteris, kuri veda tas pamokas, buvo kaip tik pamoka apie palaiminimus. Labai daug apie tai kalbėjo. Tai nuo šiol mano Gabrielė vis laik ryte paprašo, kad aš ją palaiminčiau. Po tos pamokos atėjo noras. Tai va aš prašau dažnai prieš tokius svarbius įvykius palaimint. Taip, ir tai ateina su tokia energija, kurios tau būtent reikia. Iš to žmogaus, kuris tau pats svarbiausias. Tai va, pavyzdžiui, pas mane irgi, ko esu išmokinus Nikolę, tai kiekvieną dieną išeinant iš namų, aš tikinti, su neįtikinti, visą laiką peržengnojo. Tai labai, aš vis tiek tikiu, aš tikiu tą, žinai, ten galbūt kažkoks tai devulis su barzda nesėdi ir, žinai, ir su lasda nemojuoja, bet yra energija tiesiog. Tikrai. Jinai yra ir man labai žavi, vat, Azijos visos šalis, Indija ta pati, iš tiesų, na, kaip ten yra visas dalykas, yra toks stiprus ir iš ties, na, tas tikėjimas, vat, kas šią dieną galbūt gali skeptiškai žiūrėti, jie vis tiek tiesiog ateis dar prie to suvokimo, kiek svarbu ta energija. Tai labai daug juokasi, dėl to aš, ta prasme, bet viskas gerai, kad mes mažai, dėl ko aš tiek mažai, aš ten galėčiau savo Instagramą pakreipti, jeigu aš norėčiau visiškai kitą linkmę. Tiesiog labai daug ir to negatyvo yra, kuris ir nuteis iš karto, kuris ir išsijuoks, ir išsišaipys. Tai kažkaip tai aš... Pasiliekime. Bet šita vieta, kur tikrai yra puikiai terpės tom dalintis, nes aš, pavyzdžiui, labai stengiuosi savo srityje taip atsakingai visą laiką komunikuoti, dalintis ir daug per mokslą, pagrindė eina visur per mokslą, bet tai, apie ką mes kalbam, šito niekaip nenuneigsim. Apie energijos svarbą visame kame, ką darai, kaip bendrauji. Taip. Tai va. Nuoširdžiai dėkoju, kad klausėte. Ir jei šis turinys jums buvo vertingas, labai kviečiu tapti Inner Minds kanalo dalimi, paspaudžiant subscribe mygtuką. Taip pat pasidalinti savo mintimis ar palikti atsiliepimą, nes jūsų palaikymas padės šią erdvę augti ir pasiekti daugiau žmonių, kuriems to gali labai reikėti. Ačiū ir iki pasimatymų kitose Inner Minds laidose.